Sveiki valtininkai, esame Rygos laivų parodoje, Riga Boat Show 2017. Pasinaudosiu progą pristatyti jums mūsų naują valtelę Navigator Baltic 390. Mes ją pripūtėme ir pamatėme tik parodos metu. Kūrėme, braižėme brėžinius, tarėme su gamintojais, rodėme, prašėme, ko norime. Štai rezultatas. Turi labai erdvų denį. Atstumas tarp balionų yra 85 cm. Bendras ilgis yra 2,90 m denio. Labai platus priekis. Specialiai mes jį padarėme ir palikome tuščią. Neklijavom jokių elementų, neprašėm, kad gamintojas neuždėtų jokių elementų, jokio inkaro nuleidėjo. Vien dėl to, kad tai buvo pageidavimų ir mūsų tokių minčių, kad šitoje vietoje galima sumontuoti platformą. Ant platformos galima montuoti inkaro nuleidėją, elektrinį variklį. Čia yra tiek vietos, kad galima sumontuoti ne dvi platformas. Tai galėtų būti ir elektrinis inkaro nuleidėjas, taip pat ant priekio kabinamas elektrinis variklis. Šis modelis taip pat turi rankenas keleivio laikymosi, gelbėjimosi virvė arba saugos virvė pastatyta ant tokio bortelio, kuris dar šiek tiek prilaiko ir nuo vandens purslų. Nerūdijančio plieno kilpas vidinėje dalyje, pernešimo rankenos po dvi iš kiekvieno šono išoriniai daly ir taip pat vidiniai daly, kas yra labai patogu, jeigu reikia vienam arba tai yra dviem žmonėm tą valtį pasikelti, pasinešti. Turėdama ilgumo 3,90 m išorinį, vidinis ilgis yra turbūt prilygstantis kokiai valčiai 4,20 m. Štai šis dizainas, buki dangteliai ir didelis diametras kompensuoja atramą į vandenį, kai būdavo užsiaurinta šita dalis, jinai turėdavo būti ilgesnė. Dabar jinai gali būti trumpa, o efektas toksai pat. Visas Navigator valtis turi ypatybę gerai apskaičiuotą transo aukštį. Čia yra 41 cm. Variklio kavitacinė plokštė yra arti dugno. Geros hidrodinaminės savybės, gera eiga. Be abejonės kokybiška faniera. Fanieros briauna apsauga, guminių profilių apsaugota. Transo įstatymo elementai labai dailiai padaryti. Būna detalės kitokios naudojamos, tokios lietos iš gumos, tai visos Azijoje gaminamos valtis turi tas detalės ir mūsų servise nekartą tenka, gana dažnai tenka remontuoti, tai būtent tą atskirą plastiko detalę priklijuoti iš naujo. Šis mazgas yra bene svarbiausias pripučiamų valčių kokybės faktorius. Jeigu yra nesandarumas ir vanduo pakliūna po šitais sluoksniais, jisai per briauną įsigeria į štai šią lentą, šią transo lentą, į šią fanierą. Faniera brinksta, kūna viduj, jinai išdžiūt neturi galimybės, tas vanduo ten, galima sakyti, lieka amžinai ir galų galiais šita lenta suyra. Remontas yra brangus, pakeitimas brangus. Tai geriau iš karto investuoti į valtį, kuri turi kokybišką medieną, plus kokybiškai įklijuotą. Gal jinai yra šiek tiek brangesnė, bet su ilgame laikotarpyje ši investicija atsiperka. Valtis yra tarnaujanti ilgą amžiškiau. Na, čia ne naujiena, žinoma, reguliuojami suoliukai. Daug gamintojų taip daro, bet vėlgi, faniera parinkta, kuri turi tokį ruplėtumą malonų, tai atsisėdus tu neslidinėji, suolas yra sulig viršutinė borto dalimi, galima
patogiai atsisėsti, ne vien ant suolo, galima dalinai ant baliono sėsti. Pastatyta kapitono rankena. Taip, kas dar? Kokybė siūlės nėra kažkoks išskirtinis elementas šitame modelyje. Visas Navigator Baltic valtis gaminamos terminio suvirinimo būdu. Visos siūlės yra virinamos karštų orų, sluoksniai susilieja, valtis daromas iš Valmex audinio, iš Mechler kompanijos, vokiečių kompanijos. Šis modelis yra sukomplektuotas su apsauginiu vožtuvu nuo per didelio slėgio. Baliono skersmuo yra 50 cm, oro tūris didelis, karštą dieną arba atokaitoj, karštyje slėgis gali būti aukštas, tai tas apsauginis vožtuvas yra visai pravartus dalykas. Kas dar paprašysiu pas Denysą, kad jisai, Денис, покажи, пожалуйста, метод сварки шва, вот какой у тебя сделанный пример. Štai čia yra matomas metod сварки стык в стык ткани. Jo, audinys yra sudurtas vienas prie kito, jisai nėra užmetamas viens ant kito, kaip daroma Azijoje, paskui dar dedama papildomai, jisai pagamintas viens prie kito pridurtas ir dviem juostom iš išorinės ir iš vidinės dalies tai yra sujungiama, tai yra suvirinama. Jūs galite matyti, kaip efektingai tas susivirinimo, reiškia, technologija suvirinimo veikia. Jeigu mes plešėme, tai mes viską nuplešėme iki kordo. Tai yra mes pamatome, iš ko pagamintas PVC audinys. Reikia dėti ypatingai daug pastangų, kad būtų galima plėšti. Noriu parodyti šito naujo modelio, šito naujo modelio dugną. Tai mes paversim šitą valtelę. Balionas apsaugotas dviguba juosta, tai yra 12 cm apsauginė juosta į dugną arba jūsų vežiosite ant priekabos, tai bus atrama į priekabą, negadinsite PVC audinio. Taip pat 12 cm juosta uždėta ant kylio, taip pat apsauga nuo dugno arba nuo priekabos ritinėlio arba kitų elementų. Noriu parodyti, kaip gerai yra išreikštas kylis, jis yra kilinga valtis yra. Turi gana didelį V formos kylį, tiek priekinėje dalyje, tiek galinėje, ypač priekinė dalis gerai pjauna bangą, tiksliau turi gerai pjauti bangą, dar nedaryti bandymai ant vandens, bet pagal apskaičiavimus, pagal skaičius tai buvo numatyta. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kaip dailiai viskas yra privesta, nėra jokių atsikišusių detalių, nėra atsikišusių grindelių elementų, puikus įtempimas, ant kiek kietos grindys darosi. Tai yra jo labai tvirta ir hidrodinaminės savybės pas šitą valtelę su 95% įsitikinęs, kad bus labai geros. Aišku, dar mūsų laukia bandymai vandenyje. Tai turbūt tiek apie šį naują modelį. Laukia šio modelio sertifikavimas kategorijai. Man padėjo Denisas Guliakovas, įmonės Navigator Group direktorius, kuris dalyvauja su mumis šioje parodoje. Mums labai padeda, esame labai dėkingi, labai geras partneris. Очень хороший партнер, хорошо нам помогает. Нам очень хорошо работать. Мы друг друга хорошо понимаем. Ačiū.